Dabar aš papasakosiu, ką aš patyriau asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje Kaune. Mane pasikvietė į kabinetą, mane pasodino už kompiuterio, kad nematyčiau, kaip žymės mano atsakytus atsakymus į klausimus. Aš pasijutau pažeminta, prasidėjo širdies permušimai, nerimas, baimė, pakilo spaudimas. Man pasirodė, kad aš atsidūriau ant tardymo kabinete. Ir tardys mane klausimų dėka, kodėl sergu. Bet aš ant tardymo kabinete ilgai neužtrukau. Apie 5 minutes, nes klausimyno pildymo specialistas nepildė nei vieno klausimo iš klausimyno. Ir parašė, kad surinkau 46 balus. Taigi Kauno klausimyno pildymo specialistas mane per 5 minutes padarė sveiką. Iš daug ligų ir pradėjo badu marinti. Kadangi šią patirtį turiu ir už tai viešinu. Ant specialistas suklastojo klausimyną. Nepildė nei vieno klausimyno klausimo. Padarė nusikalstamą veiką, bet dar ir badu marino. Tačiau ant direktorė Eglė Čaplikienė, gavus, kad Kauno specialistas įvykdė nusikalstamą veiką, suklastojo klausimyną, jinai apgynė faktą, kuris įvyko, pavadino nuomonę. Direktorė Eglė Čaplikienė gina Kauno biurokratus, kurie klastoja klausimynus. Sergančius žmones padaro sveikais ir badu marina. Aš tai patyriau. Klausimyno pildymo biurokratai gauna didelę algą už tai, kad sergančius žmones padaro sveikais ir badu marintų.
Klausimyno pildymas yra viena iš negalios vertinimo dalių ir užima 40% negalios vertinimo. Nei vienoje šalyje klausimyno nepildo specialistai biurokratai. Klausimynus pildo sergantys žmonės. Nors Lietuva demokratinė šalis, laisva šalis, bet sergantys žmonės neturi laisvės ir jie negali laisvai patys pildyti klausimyno. Naudojama prieš žmonių valią ir neleidžiama sergantiems žmonėms patiems pildyti. Ir niekas nesikeis, kol bus Eglė Čaplikienė direktorė, nes jinai gina klausimyno pildymo specialistus, biurokratus, kurie klastoja klausimynus, sergančius žmonės paverčia sveikais ir badu marina. Sergantys nieko negauna, jokių pinigų, o klausimyno specialistai didelės algas. Sergančių žmonių padarytų sveikais dėka. Gal ateis ta diena, kai Eglė Čaplikienė jai atsiras pagarba, jautrumas, nuoširdumas, žmoniškumas, supratingumas sergančiam žmogui ir gins sergančius žmones. Tada bus atleisti visi klausimyno pildymo specialistai biurokratai. O klausimynus pildys sergantys žmonės, kaip ir visose šalyse. Taigi Sodra sutaupytų labai daug pinigų ir galėtų skirti sergantiems žmonėms. Ir nereikėtų sergančių žmonių badu marinti. Apie šitą žiaurumą turi žinoti ne tik Lietuva, bet ir Europos komisija, Briuselis. Taip pat šitas žiaurumas turi pasiekti ir žurnalistus, ir tai turi rašyti daugelį straipsnių ir rodyti daug laidų, nes tai niekas nesikeis. O sergantys žmonės nenori, kad jie būtų paversti sveikais ir juos badu marintų, nes jie, kai buvo sveiki, jie daug metų dirbo, turi didelį stažą, o kai suserga, juos padaro sveikais ir badu marina.